Sveikas, Tomai. Labas, Vaidai. Sveiki visi, kas žiūrit. Ir šiandien trumpas pristatymas apie provokacinį coachingą ir tada bus truputėlį tokių karpytų video iš tiesioginės sesijos kartu su mumis, su Vaidu ir Tomu. Ir pamatysit, kaip viens kitą mes truputėlį erzinam ir kaip tas provokacinis coachingas veikia. Tai, Tomai, va kas tas provokacinis coachingas? Kodėl jisai toksai kažkoks ypatingas? Čia labai teisingai pasakyti, aš manau, ypatingas, nes tai yra coachingas, manyčiau, coachingo visai kitas lygis. Tai kitas lygis, ta prasme, kad turi būti didelis pasitikėjimas, tas, kaip mes ir kalbėjom, kad tai, kaip dviejų gerų draugų toks, pasižnaibimas, ar ne? Tai aš tai taip matau. Taip, taip, ir va, kaip pasakėjai, kad ypatingas coachingas, iš tikrųjų provokacinio coachingo taisyklės prieštarauja coachingo taisyklėm, nes ten gali neklausyti, ką žmogus sako, gali iki absurdo išjuokti, ką jisai sako, gali iš vis ignoruoti žmogų, gali. Bet, Čia toksai, jo, bet, įdomus toks. bet turi būti raportas. Turi būti, ta prasme, aš ignoruoju žmogų su tikslu ir aš žiūriu, kaip jisai jaučiasi, kad neprarast jo, kad nedingtų ryšys su juo, kad nedingtų pagarba, kad nedingtų pasitikėjimas. Aišku, prieš tai perspėti žmogų, kas čia bus, kodėl. Ir kodėl toks veiksmingas šitas dalykas, todėl kad tai yra kaip dviejų tokių, dviejų senių pasitikėjimas, pasišnekėjimas, dviejų senų draugų ar draugių. Ir jeigu draugė ar draugas leptels tau, kad ir taip perkeltinė prasme, šlapiu skuduru į veidą, tugi nesupyksi. Nes draugas tai daro su meilė, su kažkokiu tikslu, kad tave prabudint, kad pažiūrėk, nesąmonės darai Petrai Antanai ar ten Angelė. Ir tada žmogus, kadangi pasitikė draugu, ir tada žmogus, jisai atkreipia dėmesį, palauk, o tai tikrai kaip čia, gal jisai teis, gal tas draugas teisus, ne? Jo, čia toks kaip pažadinimas iš letargo miego, toks kelkis. Taip, Jo, niuksai tokie, žinai. Tai jo, aš tai irgi taip pat galvoju, kad čia yra tas toksai, kur kas nors svetimas pasakytų, tai sakytum, žinai ką, ne tavo reikalas, arba eik tu ten kur nors toliau, o čia tave taip, bumt, pajudina, tau tiesiog duoda tą tokį niuksą žodinį ir tu, opa, tikrai, jo, aš čia ne apie tai, galima ir šalkūnės stipriau, savangi galima, savas nesupyks. Tai čia tikrai labai geras toksai dalykas ir aš irgi dabar galvoju, kad čia tikrai pažadinimas yra. Kartais mes, tiesiog užsikuičiam su savo reikalais arba sakom, čia ne tavo reikalas. O čia toksai, Taip. Ir va, tas užkritimas, įkritimas į galvą, įkritimas į protą ir va, matymas to tunelio, va, kai arkliui uždeda, tai žmonės būna savo užsideda, nes viskas kartojasi, žmogus kažkokius įsitikinimus turi ir vas važiuoja. Bet būna, kad širdis nori ko kito ir tada būna, kad išsiskiria, žmogus vieną daro, o kitą sako ir taip toliau. Tai provokacinis coachingas parodo tą absurdiškumo lygį ir iškelia tą visą kur žmogus prisiviręs būna savo. Ir tada ten, pavyzdžiui, aš tai vatą nevinioju, aš tiesiai šviesiai sakau ir kaip riebiau. Šitoje vietoje, šitą coachingo, kaip pasakyti, technika, praktika, šitas coachinimo būdas, jisai toksai, aš jį palyginčiau su tango šokimu. Žinai, kaip tikrai kaip šokis, kaip tango, su ta aistra tokia, žinai, ir tu nebijai to parodyti. Jis kaip ir labai tinka. Jis kaip ir turi būti, turi būti tas kontaktas, turi būti pasitikėjimas ir taip toliau, ir čia tas toks. Taip, pasitikėjimas 100% ir 100% yra žmogus perspėjimas, kad bus naudojama tokia technika, kur gali truputėlį supykti ir mes galbūt ir truputėlį ant ašmenų
baisim, bet esmė, kad coacheris stebi žmogų, yra raportas ir pastoviai kalibruoja, pastoviai žiūri, kaip sekasi, kaip tas ryšys, kaip tas pašnekesys, tas santykis, kaip jisai, ar jis dar gyvas, ar žmogus jau, jau net negirdi. Tai Aš, va, pavyzdžiui, aš mėgstu tokį dalyką padaryti, kad, pavyzdžiui, sutart kokį nors, čia, kadangi tai irgi intimus dalykas, tas coachingas, ar ne, pavadinkim taip, nu, nes, nu, tai yra kažkoks pasitikėjimas ir taip toliau. Tai aš sakau, sutariam tokį, mat kažkokį mūsų žodelį, kur jau jeigu jau per daug, tai tu ten šauk tą žodį ir jeigu taip netyčia, žinai, ten įsijaustum ir praleistum kažką, tai kad tiesiog žmogui būtų tas saugiklis. Bet tai reikalinga, iš mano praktikos, tai reikalinga pirmą kartą, ko gero, kai žmogus gauna, kad, nu, galima ir to taip. saugumo. Tai būna, BDSM būna jau. Taip, ir aš manau, kad provokacinis coachingas ypatingai tinka lietuviams, nes jiem patinka ir veikia, kad tiesiogiai nemala, nevynioja vatą, o pasako tiesiai ir tada tas veikia, nes mes esam tokie, nu, labiau tiesioginiai, bet užsieniečiai, ten amerikiečiai, anglai, va ten nori, kad įvyniota gražiai, ten neįžeis. O lietuvis va toks biškai grubesnis, nu, iš rytų Europą, ne? Tai va, tai gerai, nori. Jo, kitų